Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo. Apple išmaniųjų telefonų asortimentą papildė 4 nauji modeliai – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ir iPhone 15 Pro Max. Šioje apžvalgoje sutelksiu dėmesį į iPhone 15 Pro liniją. Pažiūrėkime detaliau, kas lemia, kad šie telefonai šiai dienai yra vieni geriausių rinkoje. Viena svarbiausių iPhone 15 Pro ir iPhone 15 Pro Max naujovių – titaninis korpusas. Gamintojas panaudojo 5 klasės titaną sujungtą su aliuminio vidine struktūra. Tai ne šiaip titanas, tai tas pats lydinys, kuris naudojamas aerokosminėje pramonėje, kuriant Marso roverius. Šios medžiagos privalumas yra tai, kad ji ne tik padidina tvirtumą ir suteikia išskirtinumo, bet ir sveria mažiau. Todėl iPhone Pro Max yra lengviausias iš visų kada nors prieinamų iPhone Pro Max. Apple pristatė 4 tikrai aukščiausios kokybės premium klasę liudijančias titano spalvas, kurios atrodo stilingai, santūriai ir elegantiškai. Black Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium ir White Titanium. Kiekvienos spalvos korpuso nugarėlė papuošta matinio stiklo tekstūra, kuri suteikia išmaniesiems telefonams išskirtinio rafinuotumo. Išsirinkę iš 4 savąją korpuso spalvą, galėsite džiaugtis unikaliu modeliu, kuris tobulai papildytų jūsų kasdienį stilių. Be to, gamintojo asortimente didelis apsauginių dėklų pasirinkimas, kurių dėka ne tik dar labiau apsaugosite savo įrenginį, bet ir turėsite plačias pritaikymo prie savo stiliaus galimybės. Naujasis veiksmo Action mygtukas iPhone 15 Pro ir iPhone 15 Pro Max modeliuose pakeitė įprastą tyliojo režimo šoninį jungiklį. Tačiau tai ne šiaip mygtukas, o tikras funkcinis klavišas, kurį galite pritaikyti pagal savo poreikius. Galite perjungti fokusavimo režimus, atidaryti iPhone sukurtas komandas, įjungti žibintuvėlį, atsiliepti skambutį, paleisti kamerą ir taip toliau. Tai tikrai šauni parinktis, kuri prisideda prie šio flagmano išskirtinumo rinkoje. iPhone 15 Pro turi 6,1 colio Super Retina XDR OLED ekraną, kurios skiriamoji geba yra 2556 prie 1179 pikselių, 460 dpi tankis, o iPhone 15 Pro Max 6,7 colio Super Retina XDR OLED ekraną, kurios skiriamoji geba yra 2796 prie 1290 pikselių. Taip pat 460 dpi tankis. Abu modeliai palaiko Always on Display ir Promotion technologijas. Pastaroji užtikrina kintamą atnaujinimo dažnį nuo 1 iki 120 Hz. Kitos ekrano savybės. HDR išplėstinis dinaminis diapazonas. True Tone pritaiko spalvų temperatūrą prie aplinkos. Plati DCI-P3 spalvų gama, užtikrinanti tikslų spalvų atkūrimą ir didžiausias ryškumas – 2000 nitų. Dėl šių savybių ekranas yra puikiai skaitomas net būnant tiesioginėje saulės šviesoje. Svarbu paminėti, iPhone 15 Pro ir iPhone 15 Pro Max ekranus dengia Ceramic Shield stiklas, kuris yra tvirtesnis už bet kokį išmaniojo telefono stiklą. Taip pat telefonai atsparūs purslams, vandeniui ir dulkėms ir turi IP68 klasės standartą. Dėl glaudžios aparatinės ir programinės įrangos komponentų integracijos inžinieriams pavyko iPhone 15 Pro ir iPhone 15 Pro Max modelius aprūpinti pažangia kamerų sistema, kuri prilygsta 7 profesionaliems objektyvams. Visą tai dėl naujo A17 Pro luspo. Pagrindinė kamera su 48 megapikselių jutikliu fotografuoja numatytąją 24 megapikselių raišką. Taip užtikrinama pusiausvyra tarp vaizdo kokybės ir saugojimui bei perdavimui patogaus failo dydžio. Kamera leidžia lengvai perjungti 3 populiarius židinio nuotolius – 24, 28 ir 35 mm ir net nustatyti norimą numatytąjį. Be 48 megapikselių ProRAW nuotraukų fiksavimo pagrindinė kamera dabar gali fiksuoti 48 megapikselių HEIF vaizdus. Svarbu paminėti, kad iPhone 15 Pro taip pat turi 12 megapikselių teleobjektyvą su 3 kartų optiniu priartinimu, o iPhone 15 Pro Max turi ilgiausią optinį priartinimą Apple telefonuose – 5 kartų priartinimą su 120 mm ekvivalentišku židinio nuotoliu. Naujasis iPhone 15 Pro Max teleobjektyvas idealiai tinka fotografuoti stambiu planu, gamtos nuotraukas ir veiksmo scenas iš didelio atstumo. Taip pat gamintojas reikšmingai patobulino portretų fotografavimą. iPhone 15 Pro ir iPhone 15 Pro Max gali užfiksuoti vaizdus pasižyminčius didesniu detalumu ir sodriomis spalvomis. Apple taip pat patobulino filmavimo ir fotografavimo galimybės esant silpnam apšvietimui. Pirmą kartą naudotojai gali kurti portretinės nuotraukas, neperjungdami portreto režimo kameros programėlės meniu.
A17 Pro procesoriaus neuroninis variklis automatiškai nustato, ar kadre yra žmogus, šuo ar katė. Be to, algoritmai leidžia koreguoti fokusavimo tašką jau užfiksavus nuotrauką. Priekinės kameros raiška išliko tokia pati 12 megapikselių ir tai liudija apie tai, kad Apple nedalyvauja pikselių lenktynėse, bet tobulina programinę įrangą, o tai turi kur kas didesnį įtaką nuotraukų kokybei. Taigi, nauji apdorojimo algoritmai leidžia užfiksuoti daugiau šviesos, todėl net ir prasto apšvietimo sąlygomis nuotraukos yra dar kokybiškesnės nei buvo anksčiau. Atrodo, iPhone jau praėjusiais metais fotografavo tobulai, bet panašu tobulumui ribų nėra ir gamintojas neketina sustoti. iPhone 15 Pro serijos flagmanai be abejonės atveria naują mobilios fotografijos meno puslapį ir padeda kurti tikrus šedevrus. Laikas atsisveikinti su Lightning jungtimi, nes Apple visose iPhone 15 modeliuose pritaikė USB-C jungtį, kuri suteikia spartesnį USB 3 ryšį su iki 10 gigabitų per sekundę pralaidumu. Tai ypač naudinga naudotojams filmuojantiems Pro RAW režimu. Mat failai persikels dar greičiau, bet to galima filmuoti tiesiai į išorinę laikmeną. Apple įsipareigojimas kurti didelio našumo prietaisus pasiekia naujas aukštumas su naujuoju A17 Pro procesoriumi. Apple A17 Pro yra pirmasis pramonėje 3 nanometrų lustas, kuris dėl patobulintos mikroarchitektūros yra iki 10% spartesnis už savo pirmtaką. O Neutral Engine tapo dvigubai spartesnis. Šis lustas išmanųjį telefoną paverčia tikrai galingą nešiojamąją žaidimų konsolę. A17 Pro 6 branduolių GPU užtikrina daugybę įdomių grafikos funkcijų. Greičiu ir tikroviškumu iPhone 15 Pro ir iPhone 15 Pro Max pranoksta visus išmaniuosius telefonus. Todėl galėsite žaisti žaidimus, kurie anksčiau veikdavo tik asmeniniuose kompiuteriuose. Pavyzdžiui, Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding ir Assassin's Creed Mirage. Gamintojų teigimu, iPhone 15 Pro baterijos užtenka iki 23 valandų vaizdo įrašo atkūrimui ir 75 valandų garso atkūrimui, o iPhone 15 Pro Max baterija užtikrina iki 29 valandų nepertraukiamo vaizdo įrašo atkūrimo ir iki 95 valandų muzikos klausymosi. Tačiau reikėtų nepamiršti ir turėti omenyje tai, kad šie skaičiai gali skirtis priklausomai nuo naudojimo įpročių. Perkant naują iPhone, rekomenduojame iškart įsigyti ir 20 W maitinimo adapterį. Be to, efektyvesniam ir patogesniam įkrovimui taip pat verta įsigyti MagSafe indukcinį įkroviklį. Dėl puikiai suderintų magnetų jis tvirtai priglunda prie iPhone telefonų ir pagreitina belaidį įkrovimą. Priedai tai raktas į iPhone 15 Pro ir iPhone 15 Pro Max potencialų išnaudojimą. Jie apsaugo, pagerina funkcionalumą ir padeda pabrėžti stilių. Norint apsaugoti savo įrenginius, galima rinktis iš plataus Apple dėklo asortimento, naujų Finewoven, silikoninių bei Clear dėklų. Naujieji Finewoven dėklai yra pagaminti iš minkštos medžiagos, turinčios mikrodiagoninę struktūrą ir primenančios zomšą. Be to, Finewoven audinys sukurtas atsižvelgiant į planetos poreikius. Jis pagamintas iš perdirbtų atliekų susidariusių po vartojimo, o jo gamybos metu išmetama daug mažiau anglies dioksido nei gaminant odos gaminius. Galima drąsiai teigti, kad iPhone 15 Pro ir iPhone 15 Pro Max yra geriausi Apple išmanieji telefonai šiai dienai ir apskritai vieni geriausių pasirinkimų rinkoje. Tai modeliai, kurie veikia nepriekaištingai sklandžiai ir greitai. Pasižymi ilgai veikiančią bateriją, stilingų ir patogių dizainų, patobulintą kamerą, kurios dėka galima pasijusti profesionalių fotografų. Be viso to dar daugybė inovatyvių funkcijų, tokių kaip avarijos aptikimas, kurios padeda jaustis saugiai. Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo.